Dabar verslo dovanos nebėra smulkmena, jos tapo įmonės filosofija. Jei dovana neturi vertės, ji tampa šiukšle. Ir dar blogiau, ji griauna pasitikėjimą jūsų prekės ženklu. Yra vadinamasis juodasis sąrašas. Dovanos, kurios erzina, nuvilia ir labai greitai atsiduria šiukšliadėžėje, kartu su jomis ir jūsų reputacija. Todėl galvodami, ką dovanoti, pirmiausiai pagalvokite apie tvarumą. Ekologiškos dovanos jau ne mada, o būtinybė. Tai aiškus signalas apie įmonės atsakomybę ir mąstymą. Nauja strategija paprasta – dovanoti rečiau, bet rinktis kokybiškus ilgaamžius daiktus. Vienas geras daiktas naudojamas kasdien reiškia nuolatinį jūsų ženklo matomumą. Tai investicija, kuri atsiperka. Ir štai skaičius – 78%. Tiek žmonių prisimena prekės ženklą ant daikto, kurį naudoja kasdien. Įspūdinga? Labai. Todėl pagrindinė taisyklė aiški. Jei dovana nebus naudojama kasdien, geriau nedovanoti nieko. Klausimas tik vienas. Kuriame sąraše atsidurs jūsų kita dovana – naudingų daiktų ar šiukšlių?